Labą dieną, ponai ir ponios, ponios ir ponai, panelės ir ponaičiai. Atsikėlėm jau, gerim arbatėlę, atvažiavau. Pasikrovimą. Ir tokį laiko lauksim, bet vat laukiam pasikrovimą. Vadėlė pradėjo krauti. Man patinka tie kaušų naujoviški tokie, kur neslenkia į vidų, bet atsikelia. Tai nereikia blemba net tų karočią strapai barų išiminėti. O taip pintos dėda ir kaušas pasikelia į viršų. Abra. Špaukšt. Ir viskas. Ten su grabu kraunu. Gerai. Toks kaušiukas pasikrausiu easy. Daug svarstyklių. Užsidengiu. Bus galima važiuoti. Vis tiek, kad opse nieko nebus. Čia gal tos padėkos, ačiū Mateušas mūsų stovi su užuolda. Gal to čia krausias. Bet jisai dar miega, bet. Užtraukas žuolas viską. Prasukt reikės turbūt. Dabar, kai aš važiuosiu, pažiūrėt. O, dar vieną kaušiuką. Tai va pakelia su kaušu, o tie seni tai jie tą kaušą leidžia į vidų karočią ir į barus įspaudžia ir barus sulanksto. Tai va, tokia procedūra vyksta. Kapso. Pasikrovėm. Gudrus, nu. Ne visada iš pirmo karto prisukia.
Va, Mateušas ką tik pravažiavo. Jisai su Užuolaidu nuvarė. Ar turbūt kažkur pusė 8 krautis, arba gal jisai pasikrovė čia vakar, taip mėgojo, nesupras. Tai vat. Sako, parkuok iš čia, užsidenk. Susitvarkyk. Ir popierius. Žens. O aš turbūt dar į Turką nueisiu. Taip galvoju. Tai čia turbūt nieko nemaišysiu. O taip, einu dengtis. Ką viskas tvarkėm. Lekiam. Lekiam. Oi, mes lekiam. Na. Все. London joy, every joy, mara. Man atrodo, kad Londoną važiuoju taip. Aš taip galvoju. Čia vakar jau, karočią, pasičiau ten mašiną. Gavos man 5,5 kilometro į vieną pusę, 5,5 atgal iki Pardovkės. Ten lietuvių Pardovkė jau būtume uždarę, bet ten nieko gero lietuvių Pardovkė nėra, tai čia arčiau jau 5,5 kilo, karočią, iki Lenkų Pardovkės, bet ten visko pilna. Tai vat, kitą kartą čia galima kažkur stot, vat. Iki Pardovkę reikia. Kad ir čia kažkur tai. O, čia po dešinę. Šiukšlynai, karočią. Arba čia po kairę mašiną vakar, kai jau nebuvo. O čia va tiesi, vat, kur tas plakatas ir ten yra jau ką. Kitą ką žinosiu. Valgyt ar ką. Atrodo čikinynas. Ateit, pavalgyt. Gerai. O ten va toliau. Ir aš prisiminiau, kad yra Mortramas. Tai mes Kaužė kraunėmis. Tai čia va tiesiai, va ten va per žiedą tiesiai važiuoju, ne čia va. Čia va. Ir ne greitkelį, karočią, bet tiesiai važiuoju link Sheffieldo į centrą. Ten į Mortramą pavažiuoju, ten mes dažnai visą laiką parkuojamės. Ir ten ta lietuvių Pardovkė. Blemba, iš tikrųjų galėjau ir ten važiuoti prisiparkuoti. Bet nieko nepadarysi, pasivaikščiau biškelį. Blemba, 1 valandą į vieną pusę, 1 valandą į kitą pusę. Fū, biškelį buvo ką veikti. Skaniai varė normaliai. Pažyta. O ten sukies ratukus. Dešinė, karočią yra. Ir nuvažiuoju į Sheffieldą, į centrą ten taip pat. Bet nieko, miestelis kaip ir visur. Ir viso. Na jau apsipirkau, ką man reikia ir parėjau, blemba. Bet galvojau šiandien, kad kujytės bus karamba, bet ne. Normaliai viskas. Jau ta kur ten dar išlipau, biškelį patapiau. Pats gazas. Nežinau, reikės pavaikščioti. Stumukus, nors biškelį reikės pradėti ir bėgioti vėl. Gerai, o dabar ką? Tiesus kelias į Londoną. Tikėkimės, kad trafikų šiandien neužgaudysiu. Nu ką, pastovėjau 20 minučių. Ir lekiam tolyn. Ir man atrodo, turėčiau davažiuoti iki muitinės. Sustojom be nieko. Matysim. Čia bus. Čia mačiau snapas irgi padarytas.
Visur žiūriu snapai jau. Visur snapai beveik darosi visose aikštelėse. Nes jeigu snapo nėra, tu atvažiuoji, turi mokėti savo pinigus. Tokiuose servisuose, karočią, ir kitose kompanijose netidavinėja, pas mus taip pat davinėja, bet aš stengiuosi savo pinigų niekur nemokėti. Nu, taip. Snapai, tai vat, daugelis kompanijų yra ant snapo, tai atvažiuoji, pasakai snapas, parašai numerį ir viso. Ir rami galva. Tai va daugelis, daug tokių servizų pradėjo daryti snapus. Tai labai gerai. Tai čia yra fantastika. Na vai, privažiavom vėl trafiką. Vaje. Baisu. Nu nieko, kaip nors. Čia toks judantis, nieks nestovi. Nu jo, sustojom viskas. Ai. Tai kaip jau į Angliją. Reikėjo gal į aną pusę važiuoti, bet... Sakant, linksmybės nesibaigia. Vakar visą dieną tarpikuos pastojau. Šiandien vėl. Ar čia man taip ar kaip čia? Nesuprantu nieko. Po biškelį tas judėt kažkas pradėjo. Čia visi iš visų pusių kaip tarakonai lys pradėjo. Biškelį judam. Iki vakaro gal pajudėsim. Judesys vyksta. Bet linija uždaryta. Ten visi sueina į vieną. Leiskim tą kamazą. Ir važiuosim toliau. Va, dviejos uždarytos, karočią. Ir visi eina į dviejosas mūsų. O kaip visi važiuoja iš 4 juostas į 2. Visi važiuojam, tvarkingai. Ten reikia biškelį sugrūdė irgi. Nieko. Kas čia įvyko? Reikės turbūt išjungt, karočią. Tas vanas. Čia berda. Pasitreniruoji biškelį. Čia išbėro turbūt. Asfaltas. Ai, apvirto mašį. Liekavo apvirto tų kelnių. Vėl tipo uždaryta linija. Bet čia viskas lekia, praekia labai greitai, ačiū. Padanga turbūt. Jo, padanga. Aparatas sprogdo, ar kas čia buvo. Važiavo keisti. Ką nusikam nuo 25. Važiavom. Aikštelę. Daisim pauzelę. Nu ką, pailsėjom biškeliuką. Lekiam toliau. Lekiam toliau, o čia rimti aparatai stovime. Rimti aparatai stovime. Nieko. Mūsų ir rimts. Ką atvažiavom į muitinę.
Čia gavom numeriuką į 30. Žiūrėsim. Čia yra kas nors pas mano numeris. Vaja. 13. Aš čia nelauksiu, man. Muitinė baigta, išvažiavom, tvarkoj vėl tas pats kelias, tas pats viskas link to ir vėl čia rūkas belekoks. Vėl čia rūkas belekoks. Mum, kaip sakoma, oras neturi reikšmės, mums važiuoti reikia. Važiuoti reikia, taip kad lekiam. Ką čia palieksim biškelį? O, žiūrėkit, čiū, praskriejo. Tiems tai oras nesvarbu, leki, ani leki. Važiuoju dešinę, vasukt žiedu į kalną, važiuoju į Vicildą į savo bazę. O čia kairiau važiuoju į uostą. Čia po dešinę, kur ten sos fūros sustojusios, jie laukia į laivą. Mums ten nereikia, mes turim tokius pasus. Važiuojam tiesiai, vat, kiaurai. Pass holderis parodo ir įleidžia. Paskui ten važiuoju pasų kontrolę, kaip, ne pasų kontrolę, bet leidimą reikia įsirašyti, parodai teises, ką aš ten skanuoja ir varai. Va, prieki manęs ten. Viena fūra va paleidžia. Kairiau visi važiuoja ten į laivą. O mes lekiam pro čia. Lekiam pro čia. O čia po dešinę mes sustosim. Reikia aplinkai važiuoti. Kairė visi lekia į laivą, o matot, pienų, devdes, Irish Ferries, o čia priekį yra tas būdelės, o čia mes važiuojam, o čia reikia įsirašyti pass holder. Čia kažką remontuoja, visur aptverta, biškelį trafikai biškelį. Ir viso, aš to čia pavažiuoju. Vėl dokumentas tvarkyti. Vėl dokumentėlės tvarkyti. Paliekam prie kabukę 5.
5, karočią, aš 10 valandų pravažiuoju 11. Jaučiu, minsiu dar iki Londono. Šiandien ketvirtadienis. Parkingas gal nebus pilnas, sustosiu ir bus viskas. Tačiau toks atskiras parkingas ir dėm priekamas. Tuoj paskambinsim. Ir čia mus įleis. Išlagbavimas ir viso. Patikris dabar tipo, ar čia tikrai aš. Viso. Važiuojam. Paliekam priekabą ir Solo Yardą. Karočią parvažiavau į Yardą. Nuėjau pas planerį. Sakau, karočią. Jeigu dabar, sakau, išvažiuoju, sakau, stočiu ant kelio, nieko, sakau, ten nėra brangaus tam laudė. Sako, to neapsimoka niekur važiuoti, sako, vis tiek, sako, pakrovimas, sako, to jokio nebus, turėsi tuščias grįžti. Bet, vat, užleidau langus, keičiam arbatą, čia vandenį tai yra, užsipilsim, kaip ten tas, bumašpakį, kaip ten sako, kaime, ir viso, einam ir sėtis. O ir to, kaip sakant, į naują kovą. Hasta la vista, baby.